Radio stotis Rapsai. Studijos laikrodis rodo 11 valandų 16 minučių. Ir vėl eterija Marijampolės kolegijos laida Mes kolegijoje, Marijampolės kolegija miestui. Šioje laidoje su daktare Regina Andriukaitienė, verslo ir technologijų fakulteto verslo ir ekonomikos katedros vedėja, Edvinu Pašiūnu, IT centro vedėjų, Birute Petrošienė, verslo ir ekonomikos katedros lektorė, Kristina Dulinskienė, edukologijos ir socialinio darbo fakulteto, pedagogikos menų ir socialinio darbo katedros lektorė, kalbėsimės apie praėjusį papildomą priėmimą ir laisvas vietas į studijų programas. Taigi, laba diena. Laba diena. Daktare Regina, verslo technologijos fakulteto verslo ir ekonomikos katedros vedėjos, noriu pasiteirauti apie priėmimo rezultatus, pirminio priėmimo rezultatus. Kokie jie? Vakar pasibaigė pirmojo stojimo etapas ir norime labai pasidžiaugti, kad į kolegiją įstojo žymiai daugiau studentų į valstybės finansuojamas vietas. Tai reiškia, kad mūsų kolegija pasirinko labiau motyvuoti studentai, labiau su aukštesniais vidurkiais besimokantys abiturientai. Šiuo atveju mes norim užtikrinti įstojusius studentus, kad tikrai nenusivils mūsų siūlomomis programomis, siūloma studijų kokybė ir siūlomomis jiems galimybėmis, kad jie tikrai įgys geras specialybės, bus parengti kokybiškai ir atsakingai. Be abejo, studijų vietų yra ir norėdama pasinaudoti šią progą, noriu studentus, būsimuosius studentus, buvusius abiturientus pakviesti studijuoti Marijampolės kolegijoje. Kaip manote, kas skatina ir lemia studijų pasirinkimą Marijampolės kolegijoje? Manau, kad pasirinkimas skatina skleidžiama geroji žinia apie tai, kad Marijampolės kolegija stengiasi suteikti kokybiškas paslaugas studentams, rūpinimasis tinkamos studijoms aplinkos sukūrimo. Taip pat Marijampolės kolegija teikia pakankamai plačią pasiūlą studijų programų tiek socialinės krypties studijų programuose, tiek technologinės krypties. Ir be abejo labai svarbus yra tarptautiškumas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, studentams ir dėstytojams suteikiamos galimybės tarptautiniam mobilumui, kada galima išvykti į kitas užsienio institucijas ir mokytis, ir kelti savo kvalifikaciją. Be to, noriu pasakyti, kad kolegijoje yra užtikrinamos ir sudaromos tinkamos sąlygos studijuoti ir be abejo praleisti ir laisvalaikį, ir ugdyti savo meninius gebėjimus ir atsiskleisti kaip asmenybė bet kurioje veiklos srityje. Be abejo, rūpinamasi dėstytojų kompetencija, tai tiek per tam tikrus mokymus, tiek per galimybę mokytis užsienyje arba stažuotis užsienyje. Ir svarbus tas aspektas, kad kolegija bendradarbiauja su regiono darbdaviais ir aš manau, tai vėlgi sudaro tam tikrą galimybę siekti kokybiškų studijų ir suteikti tikrai tas žinias, kurios reikalingos būsimajam specialistui. Su kokiomis naujovėmis pasitinkate naujosius studijų metus? Kolegija kviečia studijuoti naujoje studijų programoje sausumos ir transporto logistikos technologijos, kur galima pasirinkti taip pat ir gretutinės vadybos krypties studijas. Tuo atveju studentas gali įgyti 2 diplomus. Ir kviečiame į sveikatingumo ir grožio verslo studijos programą. Noriu pažymėti, kad ir visos kitos programos yra
siekiamos tobulinti nuosekliai ir atsakingai, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, atsižvelgiant į absolventų pasiūlymus, baigusių mūsų studentų rekomendacijas. Todėl visos studijų programos atitinka šiuolaikinius reikalavimus ir siekiame, kad būtent parengti specialistai atitiktų šiuolaikiniai rinkai reikalingus specialistus. Ir turbūt reikėtų paakcentuoti tai, kad sveikatingumo ir grožio specialybė nėra sistemoje. Reikia tiesiogiai į kolegiją kreiptis, norint stoti. Taip, iš tikrųjų taip, ir labai kviečiame, aš manau, kad šis programa taip pat yra labai patraukli ir galimybės atsiskleisti žmogui, kuris nori sukurti kito žmogaus kokybišką gyvenimą ir atskleisti grožio subtilybės, tai iš tikrųjų ši studijų programa labai patraukli. Taip, tai visi norintys būtent ne tik kurti grožį, bet ir sugebėti, vadovauti visiems šiem reikalam, labai maloniai kviečiame apsilankyti Marijampolės kolegijoje ir pateikti prašymą, nes turbūt dar yra laisvų vietų. Būtent šiandien prasideda antrasis etapas, todėl kviečiame visus norinčius dar kartą pažvelgti į mūsų svetainę, pažiūrėti į mūsų pateiktą informaciją, kur žymiai plačiau yra aprašytos studijų programos ir tiesiog įvertinti savo galimybės, ką aš norėčiau gyvendinti savo gyvenime. Sugrįžtant prie dėstytojo kompetencijos, kokią jūsų nuomonė įtaką studijų kokybei tai daro? Dėstytojų kompetencija yra viena iš svarbiausių dedamųjų bendros studijų procesų kokybės, nes yra svarbi aplinka, materialinis aprūpinimas, tačiau dėstytojas yra tas žmogus, kuris tiesiogiai kontaktuoja su studentu. Ir būtent šią akimirką, tą akimirką, kada studentas bendrauja su dėstytoju ir kuriamas institucijos įvaizdis. Nuo dėstytojo kompetencijos priklauso tai, kaip studentas įgys kokių žinių, kaip jisai mokysis, kaip jisai bus motyvuotas ir kaip jis sugebės pats įsitvirtinti darbo rinkoje. Na ir iš esmės norėčiau pažymėti, kad dėstytojo vaidmuo šiuo laikotarpiu kinta, nes jeigu kalbėtume ankstesnis požiūris ir dabartinis požiūris į dėstytoją yra skirtingas, kadangi žinių perteikėjas kaip tokia funkcija jau keičiasi į konsultanto ar patarėjo funkcijas. Todėl reikalinga naujos žinios ir nauji įgūdžiai ir gebėjimai. Dėstytojai taip pat turi nebijoti keistis, žengti su šiuo laikmečiu, norėti mokytis ir tik tuomet jisai galės ugdyti motyvuotus savo studentus. Ir be abejo, tobulindavęs save kaip asmenybę, gali taip pat motyvuoti ir įtakoti kitų mokymosi kokybę, būtent studentų mokymosi kokybę ir jų veiklos efektyvumą. Norėčiau pabrėžti ir tai, kad labai svarbu ne tik profesiniai dalykai, svarbu šiuolaikinio dėstytojo kompetencijų, svarbu asmenybinės savybės. Ir bendravimo su studentais, gebant sukurti tam tikrą mokymosi aplinką, palankę aplinką, pagarbą studentui, kompetencija yra taip pat labai svarbi. Būtent tuo ir vadovaujuosi savo darbę. Tai sėkmės jums nelengvame kelyje. Ačiū. Na, o su Marijampolės kolegijos IT centro vedėju Edvinu Petrašiūnu norisi pasikalbėti apie džiugius dalykus ir norėtųsi paprašyti, kad pasidalintų naujovėmis Marijampolė, pasiekimais, kokiegi jie. Labadiena. Šiais metais, prieš praktiškai savaitę, Marijampolės kolegija pasirašė sutartį ir tapo pirmąją Lietuvoje Mikrotik akademija. Tai, kadangi taip mistiškai pakankamai skamba tas Mikrotik, kas tai yra? Mikrotik tai yra įmonė gaminanti kompiuterių tinklo įrangą. Paprastai kalbant, kiekvienas žmogus namuose turi maršrutizatorių. Tai ši įmonė taip pat gamina vienas iš
iš šių įrenginių yra maršrutizatoriai. Ši įmonė yra įsteigta 1995 metais ir jau švenčia 20. O kodėl, kaip buvo sugalvota siekti tokių dalykų, steigti akademiją? Buvo daug minčių, galvojome, ieškojome, ką reikėtų padaryti, pagerinti kolegijoje ir tiesiog buvo pastebėta, kad tokios akademijos Lietuvoje nėra. Daugelis aukštųjų mokyklų turi Cisco akademijas, o būtent šios akademijos Lietuvoje nėra ir pati įranga nenusileidžia funkcionalumu savo konkurentams Cisco. Dėl to. Ar visi, sakykime, kas galės mokintis Mikrotik akademijoje ir visi norintys? Ir galbūt ne tik Marijampolės kolegijos studentai? Šiuo metu akademijoje galės mokintis tik tai informacinių sistemų technologijų studentai, tačiau sudarius 4 asmenų grupę galim pasikviesti dėstytojus iš Latvijos, iš Estijos ir jie taip pat gali pravesti kursus, tai jau jie būtų mokami. Ta prasme, kažkokia organizacija, didelė organizacija, turinti savo IT specialistus, sugalvojo, kad reikėtų mums biškį patobulinti visas sistemas ir gali 4 asmenų grupiai iš gatvės ateiti ir sakyti, mes norime studijuoti ir tai būtų įmanoma. Taip, jie turėtų kreiptis į Marijampolės kolegijos informacinių technologijų centrą ir mes pabandytume patarpininkauti šiuo klausimu. O kaip Mikrotik kursai siesis su studijų programa? Kaip jau minėjau, šie kursai bus įtraukti į informacinių sistemų technologijų kompiuterių tinklų studijų programą ir šių kursų metu bus dėstoma pagal Mikrotik parengtą mokymo metodiką ir taip pat studentai galės susipažinti su Mikrotik ne tik tai teoriškai, bet ir praktiškai. Jie galės atlikti praktinės užduotis ir tokiu būdu mokinti. Ir kaip aš suprantu, praėję tą programą, pavadinkime taip, jie gaus kažkokį sertifikatą, kažką tai tokio, kas šalia diplomo, kas įrodys, kad jie yra būtent Mikrotik specialistai. Taip, sertifikatų jie taip lengvai negaus. Iš pradžių reikės išlaikyti egzaminą ir tokiu atveju bus galima gauti. O kaip Jūs manot, kokią praktinę naudą duos šių specialistų būtent ruošimas mūsų regionui? Kalbant apie regioną, kaip ir visoje Lietuvoje, visame pasaulyje, interneto poreikis didėja, kalbama vis labiau apie tinklų kokybę, apie tinklų saugumą, dėl to tokie specialistai yra labai reikalingi tiek Marijampolėje, tiek ir kitose Lietuvos ir ne tik Lietuvos miestuose. Taip pat, kalbant apie pačių organizacijų geografinį išsidėstymą, šiai dienai jos pradeda plisti iš vienų pastatų, jos persikelia į kitus miestus ir būtina spręsti taip pat šiuos klausimus ir šie specialistai galės juos spręsti. Tai ką, sėkmės Jums naujus dirvonus ariant. Padarykime trumpą pertraukėlę, netrukus sugrįšime į studiją ir pratęsime pašnekesį. Jūs klausotės radio stoties Kapsai. Tęsame pašnekesį, sveikinuosi su Kristina Dulinskienė, edukologijos ir socialinio darbo fakulteto pedagogikos menų ir socialinio darbo katedros lektorė. Labadiena. Labadiena. Tai pradžiai, kokias studijų programas gali rinktis norintys studijuoti? Tai šiuo metu antrajame ture kviečiame besidominčius visus į ikimokyklinio ugdymo programą, kultūros ir sporto vadybos programą, socialinio darbo programą, teisės ir verslo anglų kalbos programą. Jau įprasta tapo girdėti apie vykdomus projektus. Ar Marijampolės kolegija irgi dalyvauja projektuose? Jeigu taip, tai kokiuose? Taip, Marijampolės kolegija iš tiesų dalyvauja įvairiuose projektuose, tiek nacionalinėme lygmenyje, tiek tarptautinėme lygmenyje
Ir viena iš tokių įdomesnių ir šiuo metu vykstančių projektų, kuris tęsis ir iki 2016 metų, tai tarptautinis projektas psichologinės gerovės gerinimas organizacijoje. Šiame projekte dalyvauju ir aš pati su savo keliomis kolegomis, nes iš tiesų tiek Europos Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje yra padaryta įvairius tyrimai, kurie rodo, kad tiek jauni žmonės, tiek apskritai įvairiose organizacijose, įstaigose dirbantys žmonės patiria labai aukštą streso lygį. Tai šis projektas yra mūsų kolegijoje nukreiptas į personalo, dėstytojų psichologinės gerovės gerinimą ir mes su įvairiais partneriais iš Suomijos, Olandijos, Danijos, Ispanijos rengiame įvairias metodikas, dalinamės gerąją praktiką, tai yra įvairiais metodais, kaip galima suburti bendruomenę, šiuo atveju pedagogų bendruomenę, padedant stiprinti tą psichologinę gerovę darbo metu. Bekalbant jums, man kilo klausimas, ta prasme, čia šiuo atveju kalba eina apie pedagogus, dėstytojus, ta prasme, apie šią, ar yra projektai, kurie apjungtų bendrą darbą, bendrą projektinę veiklą tiek dėstytojų, tiek studentų? Galiu pasakyti, kad šiuo metu mes ruošiamės rengti paraišką, taip pat turbūt tarp kultūrinėme lygmenyje, kur būtų orientuotas labiau į studentus, siekiant padėti studentams susidoroti, mokėti valdyti savo psichologinę gerovę. Bet žinoma, be abejo, studentai taip pat yra įtraukiami netiesioginiu būdu, kadangi jeigu dėstytojas gerai jaučiasi, jisai tampa kūrybiškesnis ir tokiu atveju studentams yra tikrai daug įdomiau dalyvauti paskaitose. Net ir norėjau paklausti, kiek dėstytojų kūrybiškumas, jų aktyvumas lemia, sakykime, geresnę studijų kokybę, galbūt santykius su pačiais studentais ir ar tai yra svarbu? Taip, galiu pasakyti, kad kūrybiškumas iš tiesų yra labai svarbu ir šiuo metu tiek pedagogikoje, tiek psichologijoje ir apskritai įvairiose srityse į kūrybiškumą kaip tokį yra labai stipriai atsigręžiama ir skatinamas kiekvienas žmogus išdrįsti, pabandyti į įvairias kitokias veiklas, pažvelgti į įvairias situacijas kūrybiškai. Tai dėstytojai iš tiesų stengiasi atsižvelgti į šiuolaikinį jaunimą, į studentų poreikius ir paskaitos tikrai nebėra jau tos tradicinės paskaitos, kaip mes buvome prieš 10-15 metų įpratę, kad dėstytojas ateina, skaito, galbūt parodo kažkokį paveikslą. Šiuo metu dėstytojai naudoja iš tiesų įvairius mokymo metodus, tiek aktyvius, tiek pasyvesnius, kuomet studentai ne tik paskaitose konspektuoja mokymosi medžiagą, bet dalyvauja diskusijose, tiek ir patys ir vaidina situacijas. Tiesiog kūrybiškumas jisai padeda iš tiesų įvairias situacijas pažvelgti įvairiapusiai, o taip pat ir lengviau įsidėmėti tam tikrą medžiagą. Na, o Birutės Petrošienės, verslo ir technologijų fakulteto tarybos pirmininkės, verslo ir ekonomikos katedros lektorės, taip pat norėtume paklausti, kokias jūs siūlote studijų programas būsimiems studentams. Labą dieną. Mes antram etapui norim pasiūlyti tai automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas, buhalterinė apskaita, informacinių sistemų technologijos, įmonių ir įstaigų administravimas, viešasis maitinimas,
žemės ūkio technologijos ir nauja programa, tai sausumos transporto logistikos technologijos su gretutinė studijų kryptimi vadyba. Kaip suprantu, visos šitos specialybės galima per sistemą pasirinkti. Ta prasme, tai sistemoje yra ne taip kaip naujoji programa sveikatingumo ir grožio studijos, kur reikia tiesiogiai kreiptis į kolegiją, norint studijuoti tą programą. Visos per sistemą. Visos yra. Tai tada kalbėkime apie naujoves, kurios yra būtent buhalterinės apskaitos studijų programoje. Taip, kadangi aš pagrindę dėstau buhalterinės apskaitos studijų programoje, tai noriu supažindinti, kokius mes siūlome pakeitimus. Kai buvo 20% pakeitėm šią studijų programą, kaip pritraukėm arčiau verslo, kartu dalyvavo grupėje socialiniai partneriai, patys studentai, buvo vykdoma apklausa, įdėjom kelis naujus dalykus, tai ūkinės veiklos apskaita, supažindinti studentus daugiau su žemės ūkio apskaita, nes buvo toks poreikis. Dokumentų valdymas, tai irgi yra labai svarbu buhalteriui, archyvuoti dokumentus, kaip juos valdyti, ir būtent pakeitėme dar vieną praktiką, tai buhalterinės apskaitos praktika, kuri ir bus vykdoma pagal tam tikrą programą kompiuterinę, pakeitėm iš, kaip pasakau, rankinės praktikos jau į aukštesnį lygį, tai yra kompiuterinė programa. Toliau turim pasiūlyti, 2014 metais buvo parengta metodika neformalių būdų įgytų gebėjimų užskaitimo pripažinimo metodika. Tai labai yra aktualu būtent iš testinių studijų studentams, kada jie gali savo aplinką paruošti ir būtent užsiskaityti tam tikrus dalykus. Tai yra, gali tiesiog sutrumpinti savo studijų laiką, sumažinti išlaidas studijoms, nes laikas tai ir yra labai brangus. Todėl būtent norim pakviesti studentus, pasirinkti tą buhalterinės apskaitos studijų programą, nes pagal apskrities darbo biržos barometrą 2015 metams būtent buhalteris didelių galimybių grupėje užima 4. vietą. Tai, manau, turi didesnės galimybės įsidarbinti. Tai greičiausia, studentai stodami studijuoti nelabai galvoja dar apie darbą. Bet kalbant apie, žiūrint iš tos pusės iš darbdavio pozicijų, dažnai tenka girdėti apie tai, kad studentai yra teoretikai. Jie turi teoriją, bet neturi praktikos. Kaip yra jūsų atveju? Mūsų atveju pasitaiko visokių atvejų, bet labai daug priklauso nuo paties studentų. Jei ateina motyvuotas, o kadangi dabar už mokslą reikia mokėti, tai pagrindė studijas renkasi motyvuoti studentai. Tai su tom praktikom yra 5 praktikos per studijų laikotarpį. Ir paskutiniais metais ir praktika įmonėje. Mes stengiamės jiems padėti, surasti vietą įmonėje, kad turėtų kuo daugiau tų praktinių įgūdžių, kad ne tik tai ta praktika būtų popierinė, bet jinai būtų tikroviška. Dėkui Jums už pašnekesį, už informaciją, o visus besirengiančius studijuoti kviečiu apsilankyti kolegijos puslapyje marko.lt ir sužinoti apie visas naujoves išsamiau ir veiklas Marijampolės kolegijoje. Iki susiklausymo.